Nauja internetinė parduotuvė baigta. Visi einam ir žiūrim. Važiuojam. Sveiki visi, esu Audrius ir šiandien noriu pakalbėti apie tai, kad pagaliau pabaigiau savo internetinę parduotuvę. Paskutinę uždariau jau prieš 4 ar kiek ten mėnesių, 3-4 mėnesius, kadangi nenešė jokio pelno ir neturėjau jokių rezultatų. Ji neždavo man labai didelį minusą ir buvau nusprendęs ją uždaryti ir atnaujinti viską arba iš vis uždaryti ir nieko nebedaryti daugiau, nes verslas yra tam, kad turėtum pliusą ir kažkas vyktų, o ne kad visą laiką vietoje ir jokio pelno nieko. Taigi nusprendžiau atnaujinti pavadinimą, nusprendžiau atnaujinti šiek tiek dizainą ir visą kitą ir žiūrėsim, kas gausis dabar. Norėjau ir noriu susikoncentruoti ir suteikti visą koncentraciją ir visą dėmesį ne į patį produktą, o į tiesiog į pateikimą, marketingą, strategiją ir visą kitą, nes mano klaida buvo tokia, kad netgi mano parduotuvė buvo kaip prekės pavadinimas, o nebuvo kaip ir prekės ženklas. Taigi dabar padariau prekės ženklą, super sternė, kas norvegiškai vadinasi super žvaigždė. Tai yra, jeigu paimtumėm ten kažkokią, nežinau, Indrę Stonkuvienę, tai būtų super žvaigždė ir jinai galėtų reklamuotis mano parduotuvėje ar Instagrame ar dar kažkur ir būti mano modeliu. Anksčiau visą dėmesį, visus pinigus skirdavau parduotuvės pildymui, kad atrodytų labai daug ir visa kita. Ir realiai galvojau, kad strategija, kurią buvau numatęs, dirbti per Instagramą, suveiks ir neš pelną. Nors, aišku, dariau Instagramą, kėliau ir storius ir visa kita, kiekvieną mielą dieną, kasdien ir postus ir storius ir visa kita. Ir žaidimus dariau kartą į savaitę. Išleidau tūkstančius kronų ir eurų ir nieko, visiškai nulinis rezultatas per Facebook Marketplace ir ten tas pardavimų portalus parduodavau 10 kartų daugiau negu per internetinę parduotuvę. Vadinasi, buvo viskas blogai. Žiūrėsim dabar, viską darysim per marketingą. Nebepildysim parduotuvės, išėmiau prekes, kurios ten atrodė juokingai ir buvo pigios ir realiai jų net pardavinėti neverta buvo. Verta, aišku, vis tiek pasiūla, visa kita. Dabar eisim per marketingą. Nes realiai viskas buvo blogai dėl to, kad nebuvo pardavimų. Ten galima ieškoti problemų, skaičių, dar visą kitą, bet realiai padariau didžiausią klaidą, kad neturėjau pardavimų, nesikoncentravau į pardavimus. Bandžiau daryti ir su tais Instagramo influenceriais, žvaigždėm, ten tom visom, kur ten po 40-30 tūkstančių followerių turi. Labai rezultatų nedavė, kadangi tik jau uždaręs parduotuvę pradėjau domėtis, kiek ir kokių turi tų sekėjų tos žvaigždės vadinamos, tai gal 50% ar daugiau yra visi feikiniai ir prisukti, nes buvau padaręs tokią nesąmonę ir su Monika Ra, lietuvė, ta influencerių motina, kaip čia sakant. Ir ji pasidalino savo
istorijose, tai atėjo labai daug žmonių. Aš ten niekada gyvenime nesu turėjęs tiek peržiūrų, kiek po jos pasidalinimų, nors pas ją tik tai apie 40 000, kas buvo tolygų kaip ir mano tų norvegiškų žvaigždučių skaičius, sekėjų skaičius. Taigi, vadinasi, sekėjų skaičius ir gražus veidas, kūnas ir visa kita nelėmė nieko. Ir visi sako, kad tipo vienas iš reklamos būdų yra su influenceriais. Galbūt tai yra tiesa, bet matyt, aš pasirinkau netinkamus influencerius, kurie nebuvo gal suinteresuoti pateikti mano prekės kaip apskritai mano prekių, mano paslaugų kaip reikalingų, kaip gerų, kaip patikimų ir visa kita. Tai dabar žiūrėsim, dabar akcentuosios per reklamuotis ne per influencerius, bet per Google, per Instagramus, per Facebookus, bet ne per influencerius, bet grynai mokėti už reklamą ir žiūrėti, kuris kanalas atneš. Aišku, turiu aš tos pažintys liko su tais influenceriais, galbūt reikia sumastyti kažką tai tokio grandiozinio, gražaus ar ten erotiško ir normalaus. Mano pirmą reklamą YouTube'e galit pamatyti, įdėjau šiandien trumpą video, kuris bus mano promo, pirmas YouTube'o reklamo ir Google'e reklamuosiu su šitų video ir žiūrėsiu, kas gausis. Aišku, nėra jis aukščiausios kokybės, bet noriu pamatyti skaičius, ar verta tą linkme judėti, ar žmonės pastebi. Ir dabar noriu pardavimų, noriu skaičių, noriu lankytojų skaičių, nes per mėnesį ateidavo 30-60 žmonių, kad ir ką darydavau, kad ir kiek tūkstančių išleisdavau, neteidavo tie žmonės, kas būdavo, neįsivaizduoju. Ar ten tas Instagramo ar Facebooko reklamų pakelimas yra jau žlugęs reikalas, ar kas čia yra negerai, bet neduodavo, nebuvo jokio rezultato, vadinasi, kažką dariau ne taip. Dabar žiūrėsiu, dabar darysiu kitaip, viską išstudijau, išanalizavau savo klaidas ir žiūrėsiu, ar jos pavyko, ar tai buvo eilinė iliuzija, laikas parodys, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai ir pardavimai bus. Ir tada galėsiu ir šitą kanalą auginti ir daugiau jums papasakoti, kas veikia, kokie geri kanalai, kurie duoda kažkokį rezultatą, kas neduoda rezultato. Ir su laiku bus matyti, ar čia mano tie patarimai verti kažko ar nieko, nes čia kalbu apie tos verslus, apie viską ir pats rezultatų neturiu, vadinasi, kalbu vėjus iš tikrųjų. Tai va, tikėkime, viskas gerai bus ir pardavimai bus ir kažką darysim į gerą, keisimės į gerą. Šiam kartui tiek, trumpas video ir tikiuosi pasimatysim jau greitai. Mažai video leidžiu, nes susirgau, kaip jeigu girdite balsas kaip iš šulinio ir nesugebu pasveikti, bet tikiuosi atsigausiu ne tik aš, bet ir mano parduotuvė sužydės ir naujom jėgom ir naujom idėjom. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjot. Gero Jums savaitgalio, iki.